Laba diena visiems esantiems nuotoliu ir čia ir turime ir gyvai atėjusiųjų. Ir šiandien Lietuvos rašytojų sąjungoje vyksta mokymai skirti meno kūrėjo statuso teikiamoms socialiniams ir kitoms garantijoms aptarti. Ir su mumis yra Zita Smirnovienė, konsultuojanti Lietuvos rašytojų sąjungos teisininkė, mediatorė. Zita, kiek metų jau esate su sąjunga, kiek jau metų padedat mums rašytojams? Baigėsi 5 turbūt. Baigėsi 5, tai Zita tikrai jau išmano tai, kuo gyvena rašytojai, rašytojų sąjunga, daugiau mažiau, bet ne viską. Taip, ir mokymų įrašą mes šiandien įkelsim, šiandien darytų mokymų įrašą įkelsime ir YouTube kanalą, ir į svetainę Lietuvos rašytojų sąjungos interneto. Taip pat ruošiam medžiagą tekstinę, tai dar po šių mokymų ją pabaigsim, papildysim galbūt pagal jūsų poreikį, ir į svetainę taip pat bus sukelti išsamus atsakymai į tuos klausimus, apie kuriuos šiandien kalbėsim. Klausimai iš tikrųjų kyla iš pačių narių poreikio geriau suprasti, ką iš tikrųjų tas meno kūrėjo statusas teikia, ką jis mums duoda. Ir dar tik prieš pradėdama kreiptis į Zitą su savo klausimais, noriu pasakyti, kad mokymus finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Tai Zita, pradedam nuo pradžios, nors sakėm, galbūt čia vis dėlto skirta Lietuvos rašytojų sąjungos nariams, o visi Lietuvos rašytojų sąjungos nariai jau turi meno kūrėjo statusą, tai tarsi turėtų žinoti tą ABC tokį, bet vis dėlto, tai kas tas meno kūrėjo statusas, kas jį suteikia, ar galima jo netekti, gali būti sustabdytas, gal apie tokią pradžią pirmiausia. Na, gal iš pradžių aš norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų, nors esu teisininkė, bet iš tikrųjų visko, kas liečia visą gyvenimą, aplinkui tikrai nežinau ir tiesiog remiuosi tai, kas parašyta įstatymuose. Ir jeigu, sakykime, šiandien jūs man užduosit kažkokį klausimą, kur aš toj srity nebūsiu pasižiūrėjus konkrečiai, kas yra, tai tada mes galėsime atsakyti kažkaip raštu ar kažkokiu kitokiu būdu papildomai pažiūrėję, kad nesuklysti, nes reikia suprasti, kad teisės bazė Lietuvoje labai greitai keičiasi. Ir jeigu, sakykime, mintinai aš norėčiau ką nors pasakyti, kas buvo, kadangi šiandien apie nekilnojamą turtą kažkodėl kažkas paklausė, tai reiškia tai, ką aš žinau, kas buvo 24 metais, man reikėtų iš naujo pasižiūrėti, kas bus 26 metais, kad tiesiog nesuklaidinti. Tai dėl tos apimties tų žinių, ką galiu pasakyti. Tai bet kuriuo atveju turi žiūrėti į įstatymą ir pasakyti, ką jisai reiškia. Kas neišsijungia mikrofoną, aš prašau išsijungti. Tai dėl to meno kūrėjo statuso suteikimo, aišku, yra 2 būdai jį gauti. Vienas būdas tai yra per kūrybinę sąjungą, tai yra per Lietuvos rašytojų sąjungą. Jos valdyba priima sprendimus dėl suteikimo to meno kūrėjo statuso. Antras būdas yra tiesiog kreiptis į kultūros ministeriją ir ten turi savo tarybą, kuri sprendžia jau kitokiu keliu. Tai kadangi čia tie visi klausimai susiję su Lietuvos rašytojų sąjunga, tai turbūt geriausia apsistoti, kaip suteikiamas tas, reiškia, meno kūrėjo statusas Lietuvos rašytojų sąjungos sprendimu. Jūs turbūt visi jau jį turite, bet jeigu prisiminti, tai reiškia remiamas į įstatus dėl tvarkos. Tiesiog įstatymas nukreipia, kad galima suteikti tą statusą, suteikia meno kūrėjo statusą turinčios organizacijos. Tai yra Lietuvos rašytojų sąjunga, yra tokia organizacija pagal meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą ir jinai turi teisę suteikti tą statusą. Tai pagal jūsų įstatus sprendimu į narius priimamas asmuo, kuris turi 18 metų, sulaukęs 18 metų,
parašęs, išvertęs ir išleidęs reikšmingų literatūros kūrinių, literatūros mokslo ir kritikos veikalų, pripažįstantis Lietuvos rašytojų sąjungos įstatus ir atitinkantis Lietuvos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo reikalavimus. Tie reikalavimai yra gana platoki, jūs jau nebeaptarsim jų, ir vertina, ar asmuo atitinka tuos, reiškia, kriterijus, būtent Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba. Bet tikrai būna taip, kad ir rašytojų sąjungoje jau stojantys, ateikiantis prašymus stoti asmenys jau būna, kad turi meno kūrėjo statusą, gavę tiesiog iš kultūros ministerijos ir tada tiesiog nariu tampa. Tai ar gali būti atimamas, čia toks klausimas iškilo, ar galima netekti meno kūrėjo statuso, ir aš pati atsakymą nežinau, kaip dabar teisinė bazė, ką man sako. Žiūrėkite, jeigu jau asmuo tapo meno kūrėjų, galbūt jis ne viską žinojo iš pradžių, bet yra tam tikra grupė įstatymų, kurie reglamentuoja visą jo veiklą, ne tik tai sąjungoje, bet ir šiaip gyvenime. Tai reikia žinoti, kad šitą netekimo klausimą, reiškia, reglamentuoja meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų įstatymas, nes suvaržyti asmens teises galima tik tais tam tikrų teisės aktų, kai jis būna patvirtintas ir nustatytas. Jeigu jūs, pavyzdžiui, tampate Lietuvos rašytojų sąjungos nariu, ką reglamentuoja įstatai, kaip jūs jie tampate, tai kaip jūs jo galite, reiškia, būti išbraukti iš tų narių sąrašų, reglamentuoja tie įstatai. O kaip, reiškia, išbraukiamas iš meno kūrėjo, reiškia, kaip netenkama meno kūrėjo statuso, tai jau reglamentuoja įstatymas. Ir yra tame pačiame įstatyme 8 straipsnė pasakyta taip. Kai taryba, tai taryba yra kultūros ministerijos taryba, nustato, kad asmuo meno kūrėjo statusą įgijo pateikęs neteisingus dokumentus apie savo kūrybą. Tai reiškia, gali būti, kad jeigu ką nors apgavo, arba Lietuvos rašytojų sąjunga, arba tiesiogiai taryba, tai dokumentai turėtų būti teisingi labai taip, kaip tie kriterijai išvardinti, taip juos ir atitikti. Arba kai teismas nustato kūrybos plagijavimo faktą. Tai čia teismo sprendimu, aišku, kai kyla tarp kūrėjų ginčas, nustato, kad vienas yra plagijatorius ir jis jau turi tą meno kūrėjo statusą, tai tokiu teismo sprendimu, kai toks teismo sprendimas jau įsiteisėja, toks statusas yra, reiškia, netenkama tokio statuso. Arba kai meno kūrėjo kūrybinės veiklos rezultatų sklaida nepastebima visuomenės kultūros raidoje. Galiu aš pasakyti, va čia, ką mes kalbėjome apie tarybinių laikų eilėraščio parašymą. Kad viena, reiškia, buvo toks pokalbis, čia, reiškia, kad kažkada tai senai vieną eilėraštį parašęs asmuo tarybiniais metais jau galėjo gauti tą meno kūrėjo statusą ir viskas buvo gerai. Nebuvo tokio statuso. Nežinau, ar pripažįstant menininkų, kaip ten buvo, bet truputį kitaip reglamentavo, bet visiems jiems būdavo užskaitomas stažas, ten ir turėjo taip lengvatas. Ir dabar čia kalba iš tikrųjų, kalba prasidėjo nuo to, kad ir dabar mes kaip prieisim prie sodros, kad yra skirtingos sąlygos, kaip skaičiuojamas stažas. Jeigu meno kūrėjas, sąjungos narys yra publikavę savo pirmą publikaciją kaip kūrybinę publikaciją tai sovietinės okupacijos metais iki 90-ųjų, tai tada stažas yra, galima kreiptis į sodrą, mes turim išaiškinimą ir stažas yra skaičiuojamas nuo tos datos, kada jūs publikavot savo pirmą publikaciją. Sakykime, paskelbėt moksleivio ar kažkokiam ten žurnale arba tam pačiam literatūroje ir mene eilėraštį ir nuo tada yra skaičiuojamas stažas. Jeigu tokie kaip aš, kurie gimė vėliau ir paskelbė savo publikacijas pirmas
po 90-ųjų, tai stažas jokių būdų neskaičiuojamas nuo tos publikacijos. Tai čia toks yra tarsi nelygumas. Tai apie tai yra ta kalba, kad tikrai vertinama buvo kaip darbinė patirtis, kaip profesinė patirtis. O šiuo metu, jeigu kalbam apie statuso netekimą, tai jeigu kažkada buvo produktyvus kūrėjas ir vėliau jisai nustojo vykdyti tą savo veiklą, tai išeitų, kad pagal šitą punktą, reiškia, meno taryba, kuri, reiškia, kultūros ministerijos turėtų tiesiog išanalizuoti jo veiklą ir jeigu matosi, kad jau nebeliko visuomeniai tokio pastebimo kūrėjo, tai jis turėtų netekti to statuso. Bet šitas punktas, aš suprantu, yra taikomas nepaprastai individualiai ir turėtų tiesiog taryba priimti sprendimus. Galiu dar pasakyti, kad kiekvieno atveju sprendimas yra, meno, reiškia, tarybos sprendimas yra, tai yra viešo administravimo institucijos sprendimas. Ir jeigu jau meno kūrėjas su juo nesutinka, tai galbūt išskyrus tą plagijavimo atvejį, jisai turi teisę ginčyti tokį sprendimą, kreiptis į šiuo atveju administracinį teismą ir ginti savo teises iš tikrųjų. Tai nėra, kad čia galutinis tas sprendimas tarybos. Jei aišku, kad tada jau teismui turėtų būti pateikiami tam tikri dokumentai, įrodantis, kad, reiškia, taryba priėmė neteisėtą sprendimą dėl to netekimo. Tai maždaug tokia schema. Daugiau ribojimų kažkokių... Daugiau ribojimų įstatymė nėra ir nėra tiesiog. Aš matau, kad buvo pokalbių laukelėje susirašinėjimas dėl garso, tai iš tikrųjų tikiuosi, kad visi girdit ir jeigu turit klausimų, tai drąsiai galit klausti, rašyti, seksiu aš tą pokalbių laukelį ir bandysim atsakyti, kiek galėsim. Tai dabar, Zita, kviečiu, prašau, pereiti jau prie tų socialinių garantijų ir pirmiausia norėčiau apie privalomąjį sveikatos draudimą. Gal net tokią bazę, žinot, kas tas privalomasis sveikatos draudimas? Trumpai. Paprastai. Tai paprastai žodžiais tariantis, tai mes turim visi ligų, iš tikrųjų ligų. Ir jeigu mes turime, reiškia, privalomąjį sveikatos draudimą, mokam tuos mokesčius, esame apdrausti bent jau tuo draudimu valstybės, kad, reiškia, tai mums nereikia mokėti jokių tam tikrų mokesčių, kurie teikiami visiems, kurie turi privalomąjį sveikatos draudimą. Už tos paslaugos sveikatos srityje nemokėti mokesčių, gauti jas, reiškia, veltui. Ligoninės, poliklinikos ir visa kita. Yra tam tikri sąrašai, matomai, tyrimų, kurie yra nedraudžiami. Tu turi pats susimokėti, bet tai jau tikrai labai minimalai. Aš gal pasidalinsiu šalia informaciją, kurią mes vėliau sukelsime į svetainę, tai jūs galite tokią bendrą matyti dabar. Gerai, tada keliaujam jau konkrečiai prie to, kaip privalomasis sveikatos draudimas yra teikiamas kitaip galbūt negu kitiems asmenims turintiems meno kūrėjo statusą. Birutė man parašė laišką už tai. Gerai, tai mes vėliau grįšim čia prie klausimų. Galėsim pasižiūrėti. Gal galite pakartoti tada? Privalomasis, aš net ir atidariau, kad privalomasis sveikatos draudimas ir kaip tada yra su to meno kūrėjo statusą turinčio asmenio, ar jam galioja kažkokios kitokios sąlygos. Kalbame dabar apie sveikatos draudimą. Apie sveikatos draudimą, taip. Iš tikrųjų nėra taip, kad meno kūrėjo statusą turintis asmuo visiškai neturėtų mokėti to privalomojo sveikatos draudimo, jeigu jisai, ir čia tas reguliavimas yra toksai ganėtinai sudėtingas, jisai yra.
Pirmiausia, tai jis gali būti darbingas asmuo ir dirbti pagal darbo sutartį. Tai tokiu atveju, kai dirbama pagal darbo sutartį arba valstybės tarnautojas pagal valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, tai tada, reiškia, už jį moka privalomas sveikatos draudimo įmokas darbdavys. Tai čia jisai įprastai. Taip įprastai. Ir jisai neturi, taip sakant, galvoti daug, ką jam reikia daryti. Taip. Bet jeigu... Ir nuo to kažkokios nuolaidos, kad mažesnis mokestis daugiau niekas netaikoma. Čia viskas tvarkoj, taip kaip ir visiems, reiškia, dirbantiems asmenims, kažkokių kitokių išimčių nėra. Bet jeigu jisai nedirba ir jeigu darbingas meno kūrėjo statusą turintis asmuo gauna pajamas pagal autorinę sutartį, jisai dirba kaip autorius ir pagal vieną, pagal kitą, pagal trečią autorinę sutartį, tai jisai turi susimokėti sveikatos draudimo įmokas, bet tada reikia žinoti, kad jis moka nuo autorinio atlyginimo 1/2 dalies. Ir pagal šiuo metu turimą reglamentavimą jis moka nuo pusės pajamų, moka 6,98%. O procentas yra įprastas, šitas 6,98%. Matote, procentus reglamentuoja įstatymai, gali būti jis kažkada tai pakeistas, šiuo metu yra toks. Negaliu sakyti, ar ruošiami kokie projektai, kitokie tie mokesčiai, bet šiuo metu yra toks, nusistovėjęs 6,98% nuo 1/2 dalies. Tai čia vienas toks variantas. Kitas variantas, kad jeigu darbingas meno kūrėjo statusą turintis asmuo negauna jokių pajamų pagal autorinę sutartį ir jis nepriklauso tiems asmenims, kurie yra draudžiami valstybės lėšomis pagal sveikatos draudimo įstatymą, tai nedirbant, kas yra ten draudžiami pagal sveikatos draudimo įstatymą, tai pensininkai, ten neįgalieji, ten yra sąrašas ir reikėtų jau tada žiūrėti, ar jis turi tą draudimą pačiam jau pasižiūrėti ar ne. Ir jeigu jisai, sakykime, negauna pajamų iš autorinės, nepriklauso draudžiamiems valstybės lėšomis ir pats savarankiškai nemoka, nes galima ir pačiam susimokėti tas draudimas. Tiesiog iš kažkokių tavo pajamų. Taip, šiuo metu, man atrodo, ar 73 ar kažkiek ten eurų į mėnesį. Čia nustato vėliau kas metai, ten deda tos indeksus ir jie keičiasi tie mokesčiai. Tai tada valstybės draudžiami yra privalomųjų sveikatos draudimų iš meno kūrėjų socialinės apsaugos programų lėšų. Mes apie tą programą gal atskirai paskui pakalbėsime, bet toks atvejis yra, reiškia, šis atvejis yra tas, kad praktiškai jam pačiam kaip ir rūpintis nelabai reikia. Gal galima pasitikrinti, ar viskas tvarkoj. Tačiau jeigu jis yra meno kūrėjų reiškia statusą turinčių asmenų sąraše kultūros ministerijoje ir yra šitos programos, reiškia, taip pat sąraše, tai tada Sodra ir kultūros ministerija susisiekia pačios. Sodra turėtų informuoti kultūros ministeriją, kad šitas meno kūrėjas, kuris yra tame sąraše, jis nebėra apdraustas tuo privalomai sveikatos draudimu. Ir tokiu atveju tada kultūros ministerija dengia tą sveikatos draudimą automatiškai iš tam tikrų skirtų valstybės lėšų. Tai čia yra tas vienas iš tų nedaugelio punktų, kur tikrai meno kūrėjo statusą turintiems asmenims yra tos papildomos, sakykime, garantijos. Taip, jos nėra finansinė nauda, bet gali gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Tai ne pinigais, bet būtent nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Taip. Tai tada ir paskutinis toksai galbūt, tai va čia šita yra išimtis iš visų kitų žmonių, nes jeigu, sakykime, teisininkas arba statybininkas nedirba kurį laiką, tai tikrai nėra tokių programų, kurios valstybės lėšomis jam
suteiktų šitą, kompensuotų tą sveikatos draudimą. Na ir tada paskutinis dalykas, tai kaip ir visiems asmenims, kuri jeigu gauna bet kurios rūšies arba šalpos kompensaciją ar pensiją, tai asmuo laikomas apdraustu valstybės lėšomis. Nesvarbu, ar tu turi statusą ar neturi, jau tada jeigu gauni pensiją. Taip, jeigu gauni pensiją arba šalpos kompensaciją, tie, kurie neturi ten pensinio amžiaus stažo reikiamo, mažiau gauna ten truputį. Bet nuo tų šitų išmokų gavimo dienos pripažinimo, kad esi pensininkas ar gauni šalpos, reiškia tokias išmokas, tai, kad esi draustas valstybės lėšomis, tas jau tada. Dabar aš dar norėčiau grįžti prie to antro punkto, prie autorinių sutarčių ir tos nuo pusės pajamų mokesčio mokamo, nes prieš... Išjungiau, mus turėtumėt girdėti. Mus turėtų girdėti ir dar matau, kad vienas klausimas. Aha, gerai, prie klausimo grįšim vėliau, dabar norėčiau dar grįžti prie to, ką mes pradėjom kalbėti, nes salėje buvo klausimas gyvai, labai konkreti situacija, ar ne, kad asmuo gauna pajamas pagal autorinę sutartį, sutarties paslaugų, kaip čia gavėjui, ar ne, praneša pats, kad turi meno kūrėjo statusą ir kad turėtų būti mokama tik tai pusė pajamų, nuo pusės pajamų, apie jūsų atvejį kalbam, nuo pusės pajamų privaloma sveikatos draudimo, o paslaugų gavėjas nesutinka ir moka nuo visos sumos, nežinom dėl kokių priežasčių, gal niekada nesusidūrė su meno kūrėjo statusu, tai ką tada daryti? Šiaip tai visi asmenys, ne tik tais meno kūrėjai, bet turėtų deklaruoti pajamas valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje. Gyventojų pajamų deklaracinė šitą deklaraciją. Jeigu pačiam nepavyksta per tą sistemą, galime nueiti gyvai ir deklaruoti visas pajamas. Ir tokiu atveju, reiškia, ta sistemos, nežinau, reiškia, ta platforma yra sugeneruota taip, kad automatiškai skaičiuoja, reiškia, kiek jūs turite sumokėti mokesčių valstybei. Tai čia yra ir, reiškia, sveikatos draudimo mokesčių ir taip pat ir socialinio draudimo mokesčių, nes kažkaip panašiai čia išeina. Ir tokiu būdu, jeigu jums per daug išskaičiavo, permokas jums valstybinė mokesčių inspekcija per tam tikrą laiką tais metais grąžina. Tai reikia žinoti, kad kiekvienais metais pasibaigus metams, iki gegužės 1, man atrodo, kad priima šitas deklaracijas, tai būtų gerai tada tiesiog pačiam susitvarkyti, nukeliauti į valstybinės mokesčių inspekcijos kažkokį priimamąjį, arba jeigu išeina, tai internetu susitvarkyti savo pajamų deklaraciją ir tada reiškia, jums kas bus permokėta, iš jūsų per daug atskaitė, turėtų sugrąžinti. Mokesčių inspekcija užtikrins tą grąžinimą. Ir čia šitas autorinės, individualios veiklos pajamas, visos jos tokiu pat būdu deklaruojamos, kaip ir iš... Bet šita išlyga, kad mokama tik tai nuo pusės pajamų, galioja tik autoriniams sutartims, ne individualiai veiklai, ne verslo liudijimui, ne darbo sutartims, tik autoriniams sutartims. Ir tada, kai jūs sudarote sutartis, reikia labai atidžiai žiūrėti, ar tai yra autorinė sutartis, ar tai yra kažkokia paslaugų sutartis, ir tai yra skirtumas tarp to dalyko. Gerai, tai galim keliauti toliau prie klausimo, kuris buvo užduotas, to aš grįšiu. Pažiūrėsim, paskaitysim jūsų klausimą. Taip.
jei turi individualios veiklos pažymą, bet sąskaita per mėnesį vos viena, tarkim, 200 eurų, kaip tada reikia ar nereikia mokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį. Tai čia dabar dar pasitikslinu, kad turbūt turima omeny, kad yra ne pensijoje asmuo, kad asmuo turi meno kūrėjo statusą ir neturi darbo sutarties. Nes čia reikia daugiau turbūt aplinkybių žinoti, ar ne, kad atsakytum. Nu, apie jeigu asmuo turi meno kūrėjo statusą ir jisai neturi tiek pajamų, kaip čia labai mažos tos pajamos, tai kaip ir sakiau, reiškia, dengia ta programa, speciali meno kūrėjų socialinės apsaugos programa. Iš tų lėšų turėtų dengti, turėtų suvaikščioti iš, reiškia, sodros duomenys į tas programos, reiškia, administratorius ir tada jie turėtų parašomas lėšas ten, sakykime, šiuo metu kažkas apie 73 eurus į mėnesį, kas liečia šitą socialinį, reiškia, sveikatos draudimą, turėtų tą dalyką, reiškia, padengti tą programą. Bet jeigu, klausimas turbūt yra, kad jeigu per mažos pajamos, jeigu, sakykime, yra ir darbo sutartis, ir gaunamos pajamos didesnės, bet šalia yra individuali veikla, ir ta individuali veikla yra tikrai mažos pajamos, tarkim 200 eurų, ar reikia nuo tų 200 eurų mokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį? Žiūrėkit, dabar vis pagal šiuolaikinį apskaičiavimą pajamos visos sumuojamos. Taip, reikia. Atsakymas būtų reikia. Jeigu tu dar gauni darbo užmokestį iš darbovietės, kurioje dirbi, ir gauni dar papildomai pajamas ir esi viską tvarkingai deklaravęs, jūs turi susisumuoti. Reikėtų jas deklaruoti, kad neturėti vėliau kažkokių bėdų. Ar ten 200 eurų, ar 100, ar 1000. Turėtų būti skaičiuojamas. Taip, turėtų būti kartu dėliojama. Dabar dar vienas užklausimas, bet prieš sudarant sutartį su užsakovu prašoma pateikti verslo liudijimą, automatiškai išskaičiuojamas PSD už mėnesį. Tai taip, čia Daiva, dabar aš turbūt dar kartą grįžčiau prie to, kad jeigu mes turim omenyje autorinę sutartį, tai prie jos neina verslo liudijimas. Tai yra tik autorinis honoraras 15% mokamas ir šitos sutartys sudaromos ne pagal individualią veiklą ir ne pagal verslo liudijimą. Čia yra autorinė sutartis ir jos galioja ne jokioms kitoms paslaugoms, bet kažkokiams autoriniams kūriniams. Taip, kam susitarėt, juk jūs negalime mes sudaryti autorinės sutarties statyboje ar dar kažkur. Nu, su architektais taip, bet statybininkų, sakykime, ne. O čia jau ar vertėjas, ar rašytojas, ar kažką, nežinau, kokio pobūdžio iš tikrųjų, bet tai yra meno. Edukacinė veikla, edukacinis susitikimas bibliotekoje su vaikais, pavyzdžiui. Taip, tai jeigu jūs darote pagal verslo liudijimą, tada tas punktas, kad nuo pusės pajamų jisai negalioja. Jeigu tai yra tai tada kodėl jie taip... Jeigu tai yra mokymas, tai nėra kūrinys. Tai yra kažkoks, kiti dalykai jau. Taip, tai yra nekūrybinė edukacinė veikla, tai čia turbūt jie atskiria, ar ne? Jo, tiesiog čia jau tikrų meno dalykai, jums patiems geriau reikėtų žinoti, ką jūs padarote. Ar jūs padarote kūrinį, ar tai yra atitinka kūrinio, reiškia, savoka, ar tai yra tiesiog paslauga, kažkam taip, sakykime, aš niekaip negalėčiau šito pokalbio, ką čia mes šnekame, ir jeigu pasižiūriu kažką tai iš įstatymų ir taip toliau pavadinti kūriniu. Niekaip. Nežinau, ar atsakėm, bet turbūt čia svarbu tą išgryninti, kad autorinės sutartys yra taikomos autoriniai kūrybai, kai yra sukuriami originalūs kūriniai. Ir meno kūrėjo statusas ir šita išlyga kalba būtent apie juos, autorinės sutartys. Taip, ir individualiai dar kartą kartuojame, tas pajamos individuali verslo liudijimai netaikoma. Individuali veikla yra labai labai įvairi.
Matau dar Indrės klausimą, kaip ir kur pasitikrinti, ar suvaikšto tie sodros duomenys. Ta prasme, čia turbūt klausimas, ar kultūros ministerija pateikė, ar ne? Ar pateikė ar ne. Mhm. Paprasčiausiai jūs susirinkite konsultanto telefoną iš sodros, pasiskambinkite, pasakysite savo asmens duomenys, viską tikrai jums pasakys, kas su jumis darosi. Labai paprasta šiais laikais. Ir jeigu yra kokios neramumo, ar viskas yra tvarkoj, tai tikrai galima atsiversti tinklalapį, ten yra sodros darbuotojų telefonai, tada kaip ir visur spaudai mygtuką, kuris ten konsultantas turi konsultuoti ir jums pasakys ir dėl visko, ir dėl socialinio draudimo, ir dėl sveikatos draudimo. Ir jeigu pamatysite, kad kažkas nesuvaikščioja, yra problemų, tai jau tada žinosite, ką daryti, kad neužsidėlsite. Gerai, tai dabar paminėjau socialinį draudimą, galim prie jo ir keliauti. Tai socialinis draudimas. Tai gal irgi trumpai pasakykit, kas tas socialinis draudimas. Tai čia yra tokios dvi draudimo rūšys, kurios yra praktiškai gyventojams kaip ir privalomas tam, kad jie galėtų gauti vėliau naudos. Tai yra sveikatos draudimas, apie ką pašnekėm, ir socialinis draudimas. Ir socialinis draudimas mums šiuo metu, reiškia, jis labai darosi dvigubas, nes mes pakalbėsim tik apie tą, kuris yra, reiškia, siejamas vėliau su senatvės pensija, kurią mes turim gauti. Tai jei darbingas meno kūrėjo statusą turintis asmuo dirba pagal darbo sutartį, socialinio draudimo įmokas už jį taip pat sumoka darbdavys ir jau viskas tvarkoja. Ar ten lygiai taip pat, kaip kalbėjom ir čia, reikia pasirūpinti vėliau metų gale ir pasitikrinti, ar jis sumokėjo viską, ar jisai nepermokėjo už jis. Jeigu jis sumokėjo viską teisingai, tai taip ir lieka. Jeigu būna sumokėta mažiau, pavyzdžiui, dirbote per kelias darbovietės ir kažką ten sumaišo, tada reikėtų kažkiek iš jums pasakytų mokesčių inspekcija, kiek reikia primokėti. O jeigu būna sumokėta ir atskaičiuota daugiau, sakykime, tai tada jums turėtų grąžinti. Nurodot sąskaitą ir metų gale, lygiai taip pat deklaruojant iki, reiškia, gegužės 1 dienos, jūs galite susigrąžinti, jeigu buvo permokėta. Čia kas liečia tuos meno kūrėjos statusą turinčius asmenis, kurie dirba pagal darbo arba tarnybos sutartį. Bet jeigu darbingas meno kūrėjo statusą turintis asmuo gauna pajamas pagal autorinę sutartį, jis taip pat moka tik nuo 1/2 dalies. Nuo pusės lygiai taip pat, kaip ir su sveikatos draudimu, socialinio draudimo įmokas. Tai tas įmokų dydis pagal autorinę sutartį šiuo metu visai aišku, kad 15% taip mokate, o apie meno kūrėjo statusą turėjimo jis turi praktiškai pats pranešti užsakovui, tai yra su tai organizacija ir asmenys, su kuriuo sudaryta draudimo sutartis. Ką ir aptariam, bet kartais nepadaro, bet jeigu jau jis tai padarė, tai vėliau, sakau, galima juos susigrąžinti. Aš dabar pagalvojau, kad šiaip sodra turi tokias visai puikias skaičiuoklės, kur galima pasiskaičiuoti savo pajamas, bet niekur jose nėra tokios skaičiuoklės, kuri leistų, man atrodo, kad nėra, dabar galvoju klysti, reikės patikrinti. Gal yra, bet jeigu nėra, galima sodros prašyti, kad pagal autorinės leistų pasiskaičiuoti tos mokesčius, taikant būtent tą pusės dydį. Galima, bet žiūrėkite, pagal tą patį jau, reiškia, jeigu mes kalbėjome apie sveikatos draudimo įmokas, tai jas reglamentuoja vienas įstatymas, tai sveikatos draudimo įstatymas. Ir jūs jį galite iš tikrųjų internete gauti, pasižiūrėti ir visi pasiskaityti. Ten yra tikrai ir atrasti savo tą sritį, kuri reglamentuoja jūs. Dabar šitas įmokas dėl socialinio draudimo reglamentuoja kitas įstatymas, valstybinio socialinio draudimo įstatymas. Ir jau šitas įstatymas jau aiškiai pasako, kad tas asmuo, kuris vykdo veiklą pagal autorinę sutartį, per metus turi vieną sutartį, kitą, gal 3, gal 10, gal 20, gal iš tikrųjų tik vieną. Bet jis jau savo tas pajamas turi deklaruoti.
Ir va tada, kai jūs deklaruojate tas pajamas, pasibaigus metams, viskas labai gražiai paaiškėjo ir jeigu iš jūsų daugiau darbdavys išskaitė ir nusintė tas jūsų įmoką didesnę mokesčių inspekcija jums grąžina. Va tokiu būdu ir susitvarkote tai, ką su jumis padarė truputį neteisingai, jeigu taip yra. Tai va, tai čia kas liečia autorinę sutartį, tik tais tie dalykai. Taip pat irgi negalioja nei individualiai veiklai, nei verslo. Nes individualią veiklą irgi, jeigu kitokia, ne pagal darbo sutartį ir ne valstybės tarnybai dirbate, bet jeigu gaunate pajamas iš individualios veiklos, jūs irgi metų gale turite jas deklaruoti ir deklaruodami nurodote, kokį statusą turite ir visą kitą, ir jums sistema automatiškai apskaičiuoja, ar teisingai sumokėjot, ar iš vis dar nesumokėjot ir jums reikia sumokėti. Nes vykdant individualią veiklą, asmenys patys pasirenka, kada jie moka mokesčius. Ar jie moka kartą į ketvirtį einamų metų eigoj, ar jie moka dar kitaip. Ir galima mokėti tos mokesčius pasibaigus metams deklaruojant, ir tada sistema automatiškai suskaičiuoja, kiek jums reikia sumokėti. Ir dar yra... Taip, jeigu pensininkas dirba, tai jis yra atleistas tik tais nuo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo. Bet jeigu kažką dirbate, jūs dar turite mokėti ir mokesčius, nes gaunat prie pensijos papildomas pajamas. Tik pensijos yra neapmokestinamos. Pajamos yra per metus, per 2 metus. Žiūrint, kaip greitai padaryti tą darbą. Na, tai kada jums išmoka, kai jūs jas gaunate, tada reikia žinoti, kad tada, jeigu, sakykime, jūs turite autorinę sutartį ir jūs sausio mėnesį viską padarėt, gavot pajamų. Bet tai nebūtina, kad jūs sausio mėnesį būtinai sumokėtumėt mokesčius už, sakykime, 24 metų sausio mėnesį jūs turit sumokėti mokesčius. Jūs dar galvojat, gal jūs gruodžio mėnesį dar turėsit kažkokio autorinės teisės sutarčių ar ko nors. Kai baigėsi metai einamieji, jūs tada turite tuos, tas pajamas papildomas prie pensijos deklaruoti ir sumokėti mokesčius. Pati mokesčių inspekcija toj sistemai mato, kiek jūs gavote ir už pensiją, išmokų, pensijos ar dar kažkokiu kitokiu, bet jos nėra apmokestinamos. Bus apmokestinamos tik jūsų tos pajamos. Jeigu jūs gaunate labai menkas, kaip čia rašė 200 eurų, tai yra minimalios, jums turbūt ir nereiks mokesčių mokėti, bet jūs turėtumėte būti sąžiningi ir deklaruoti. Taip. Bet jeigu jūs gaunate 5000, taip, ir per vieną mėnesį, taip, tai tada jau reiškia tie 5000 per vieną mėnesį turėtų žiūrėti, kiek per metus išsiskaido. Aš, reiškia, nes turėtų, jeigu jūs deklaruojate metų pabaigoje, ar ne, kiek gavote, tai tada ta sistema pagal mane, jinai nemato, kokį mėnesį ir kada jums ten išmokėta. Tada žiūri, koks neapmokestinamasis dydis yra nuo veiklos, yra tam tikri dydžiai ir nuo sekančių yra atskaičiuojama. Juk ta individuali veikla, ten tas deklaravimas ganėtinai sudėtingas, 30% galite, aš nežinau, dabar turbūt keisis po naujų metų čia ta mokesčių visa sistema. Tai tam tikra dalis yra, reiškia, skiriama veiklos išlaidoms. O reiškia, jeigu jūs rašote kažkokį autorinį kūrinį, jūs turite turėti kompiuterį, ten kažkur prisijungti, už elektrą sumokėti ir visą kitą. Ir vykdant tą veiklą, tam tikri dydžiai, reiškia, nuo tų pajamų yra neapmokestinami. Ir jūs tenai deklaruojant nurodot, kokiu veiklu. Arba jūs, sakykite, renkate kvitus, kiek jūs išleidot. Jums reikia nusipirkti popieriaus, jums dar kažko tai sudedat į savo papkę ar kažkur tai. Buhalterinė, jau, kad nenukryptume. Jo, nukryptume, bet reikia žinoti, kad jūs, kai deklaruojate, jums ten ta sistema padės susitvarkyti su šitą deklaraciją, arba jeigu neišeina kompiuteriu, tai galima nuvykti ir
sudėlioti. Ir dar turbūt yra svarbu tai, kad jeigu susidaro tikrai tokia didelė mokesčių suma už visus metus, tai mokesčių inspekcija galima rašyti prašymą ir prašyti tą sumą išskaidyti, sumokėti per tam tikrą laikotarpį. Jie irgi leidžia tai daryti, tarsi tokias, suteikia lengvatinės sąlygas. Na jo, čia, bet mes kažkaip čia nešokom. Gerai. Tai grįšim dar prie socialinio draudimo, tik Zita dar noriu paklausti, peržiūrėti komentarus, ką turim. Tai Paulinos, prašymas, gal galėtų sąjunga paplatinti nariams autorinės sutarties pavyzdį, nes užsakovai labai skirtingas sutartis siūlo. Ar galime parinkti tokį autorinės sutarties pavyzdį, šabloną? Ar būtų per komplikuota, nes kiekvienas atvejis labai skirtingas? Aišku, kad tie pagrindiniai dalykai, jie, matote, autorių ir gretutinių teisių įstatymas, jisai visiškai tos autorinės sutarties sąlygų, kaip jinai turėtų 100% atrodyti, jis nėra sureglamentavęs. Tai reiškia, tame įstatyme yra tokie pagrindiniai momentai, kurie tikrai turi atsispindėti. O visa kita yra, jau mes keliaujam į rangos sutartis, į taikomos rangos sutarčių bruožai, kurie yra civiliniam kodekse išdėstyti. Tai ir dėl tų kitų dalykų praktiškai labai priklauso, kaip jūs tarėtės. Gal tada būtų galima paruošti. Ar galiu pasakyti porą žodžių? Čia gal mes nenueikim prie tų, nes dabar vėliau aptarsim. Dėl autorinės sutarties, Birutė, yra paruošta Latgos autorinė standartinė licencinė sutartis rašytojam ir vertėjam. Gal šiek tiek skiriasi. Tai jeigu jūs esat Latgos nariai, tai galit net ir motyvuoti, kad aš norėčiau, kad būtų sutartis su kiekvienu ten, tarkim, leidėju ir panašiai, tokia, kokią mums siūlo Latga. Yra susitarimo dalykas, bet mes tą standartinę, tokią, kokią yra, mes ją turim, galėsim paplatinti savo nariams. Kokią siūlo Latga paruošus Latgos teisininkai. Taip, tai ačiū Birutė, ir aš irgi norėjau pasakyti, kad gal mes sutarties šabloną galim įdėti, bet turbūt svarbiausia yra ne tiek pats šablonas, kiek žinoti, kokius aspektus sutartyje būtina apžvelgti. Pavyzdžiui, terminai, apimtis ten kažkokia. Tai gal mes galim taip paruošti dar. Tiesiog galite atkreipti dėmesį, ką turėtų būti atkreiptas dėmesys. Gairės tokias. Jeigu tai yra šitas gairės irgi turime. Šitas gairės irgi turime, galėsime su nariais pasidalinti. Ar į svetainę įdėsim? Atkreip dėmesį. Gerai, įdėsim ir į svetainę ir galėsim atsiųsti užsiregistravusiems. Gerai, kitas klausimas yra Gretos. Kuris sutartis mokesčių atžvilgiu labiau apsimoka kūrėjui turinčiam meno kūrėjo statusą, autorinė ar autorinė licencinė? Pasitaiko atveju, kai prašoma pasirinkti. Aš tiesiog negaliu pasakyti, autorinė ir autorinė licencinė priklauso nuo turinio ir susitarimo ir tarpusavio santykių, iš tikrųjų. Aš gal papildysiu klausimą. Klausimas susijęs su mokesčių procentais, ne su susitarimu. Pavyzdžiui, autorius dalyvauja renginyje, tai žiūrint, kaip įvertinsi, gali vertinti, kad pasinaudoja tuo kūriniu, kaip parodydami tą kūrinį, pavyzdžiui, transliuodami publikai, arba galima vertinti, kad jisai sukūrė tą kūrinį pasirodymui. Tai čia dažniausiai tokiose situacijose ir prašoma paties autoriaus pasirinkti, kas jam būtų patogiau. Tai aš kaip suprantu, autorinė licencinė yra tik tai GPM 15%, o autorinė būtų ir GPM-as ir tada nuo pusės pajamų dar mokestis. Ar teisingai suprantu? Jo, tai čia skirtumas dėl mokesčių. Tai jeigu autorinė sutartis, tai aiškiai išvardinta įstatyme, kad nuo pusės pajamų mokamas tas mokestis, o kita veikla tai jinai yra nuo 15%. Tai tada geriau apsimoka licencinė, ar negalima taip apibendrinti, nes vis tiek yra fiksuoti tie procentai. Negalėčiau aš jums pasakyti, kad nekiltų vėliau ginčų, nes čia yra labai individualu iš tikrųjų.
Ne, tai Greta, aš suprantu, ko tu klausi. Tai jeigu aš gerai suprantu, tai galiu atsakyti taip, kad jeigu tu pasirašysi licencinę sutartį, tu sumokėsi 15% GPM mokesčių inspekcijai. Ir tai gali paslaugų kaip paslaugos arba ta vadinamoji licencinė sutartis jeigu, sakykime, dėl rankraščio. O jeigu tu autorinę pasirašysi, tai tau nuskaičiuos visus mokesčius ir sodrai, ir GPM ir panašiai. Ir tada tau nuo tos sumos liks mažiau, bet tu tada savo prisidedi prie būsimos pensijos. Tai yra toks skirtumas, nes tada tau ten nuskaičiuos, kaip ir darbo santykiuose, tiek pat nuskaičiuos, nežinau, vos ne 40%. Bet jeigu tu licencinę pasirašai, tai tau jau į pensiją nekapsi niekas, nes tu moki tik GPM. Va čia yra pagrindinis skirtumas. Tai man tas ir buvo klausimas, nes neturintis meno kūrėjo statuso, tai žinau, kad 40% maždaug nueina mokesčiam pasirašant autorinę sutartį. Bet kai yra tas statusas, tai galvojau, gal tie 6% kažkaip čia viską sodrai tu mažiau sulygina. sumokėsi, bet vis vien tu mokėsi sodrai. Taip, tai licencinė vis tiek geriau apsimoka, taip pragmatiškai žiūrint. Šiandien dienai taip, bet jeigu tu galvoji, sakykime, apie ateitį, kad tau tam prisidėtų prie pensijos, tai tada čia turi apsispręsti, ko tu nori šiandien geriau gyventi. Ir turbūt čia gal dar galima būtų patikslinti, bet man atrodo, kad ne tik ta tolima pensija, bet pavyzdžiui, netekus darbo, jeigu užimtumo tarnyboje gauni ten, registruojasi ir gauni išmoką, man atrodo, irgi yra skaičiuojama tai, kas sumokėta. Taip, tai kad tos naudos gali būti ir čia ir dabar kažkokios. Dėl darbo biržos tai yra šiek tiek kita situacija ir būčiau dar uždavus kitą klausimą. Dabar irgi buvo tokia situacija, kad mokėti reikėjo menininkiai, kuri yra šiuo metu be darbo ir darbo biržoje. Tai vienintelė sutartis, kurios jai tiko, buvo autorinė ir autorinė licencinė, nes visais kitais atvejais jinai būtų praradusi draudimą socialinį. Tai Zita, gal galit pakomentuoti šitą įstatymą? Jūs turite galvoj dėl stojimo į darbo biržą, kaip apmokama, ar kokiu būdu? Ne, reikalas toks, žmogus dirbo pagal etatą, jisai išėjo iš darbo ir dabar yra darbo biržoje ir gauna išmoką kaip bedarbis. Taip. Ir klausimas... Nes jis pateikė dokumentus, kad norėtų susirasti kitą darbą, taip? Registravosi darbo biržoje. Taip, ir gauna pašalpą bedarbį šiuo metu. Ir gauna bedarbį. Ir pasakyta buvo iš darbo biržos ir VMI, kad vienintelis būdas neprarasti socialinio draudimo, tai yra arba autorinė licencinė sutartis. Tai vadinasi, visi kiti variantai atkrenta. Tai aš nesutikau, ar čia tie autorinės mokesčiai tikrai gali, nežinau, kaip dėl to sodros tada išeitų dvigubai tie mokesčiai, nes jį draudžia ir kaip bedarbį, ir tada jis dar pats susimoka. Tai dabar žiūrėkite, kada pagal šitą programą, kada, reiškia, teikiama parama tuo laikotarpiu, kai asmuo, jis turi meno kūrėjo statusą, taip? Šiuo atveju neturi, bet turbūt tai nieko nereiškia, nes turinčiam būtų kaip jisai neturi? Jisai yra tame sąraše, reiškia, meno kūrėjų. Ar jis turi meno kūrėjo statusą, ar mes kalbame čia visai apie paprastą žmogų? Apie paprastą žmogų, bet meno kūrėjas irgi gali netekti darbo ir atsidurti darbo biržoj. Tai vat, reiškia, gali jisai netekti darbo ir būti darbos biržai, bet jeigu mes toliau kalbame, vat, sustojame ties šitą socialinių draudimų ir sakykime taip, jeigu darbingas meno kūrėjo statusą turintis asmuo nedirba, pagal darbo sutartį arba tarnybos sutartį, jisai neteko darbo, jis šiuo metu nedirba. Jis negauna pajamų pagal autorinę sutartį, nes dabar neturi sudaręs jokios sutarties. Jis yra draudžiamas pensijų socialinių draudimų valstybės lėšomis nuo vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos. Tai tada išeitų, kad jeigu jisai gauna pajamas... Jeigu kažkas nesuveikė ar ką nors, jis turėtų kreiptis į sodrą, išsiaiškinti pirmiausia, kodėl jo kaip asmens, kuris turi meno kūrėjo statusą,
reiškia, tas socialinis draudimas nėra, reiškia, apmokama, nėra draudžiamas pagal tą programą. Tai čia dėl jo draudimo, jis vis viena turi būti apdraustas. Zita, Bet jeigu jis nori gauti dar papildomai kažkokiu tai pajamų ar pašalpų, tai jam taikomas tos pačios taisyklės, jeigu jis reiškia jau iš darbo biržos. Bet čia ir parašyta, kad jeigu jisai nedirba pagal sutartį kablelis, negauna pajamų pagal autorinę sutartį, tik tokiu atveju jisai draudžiamas. Tai vadinasi, kad jeigu yra autorinė sutartis, jisai praranda draudimą, ar ne taip? Ir turi pats susimokėti tada už tai. Taip, jeigu jisai turi autorinę sutartį, tam tikrų laikotarpių jis gauna kažkokias pajamas, jisai susimoka nuo 1/2 dalies. Kas liečia socialinį draudimą. Tai čia tos taisyklės yra tokios, kad jisai meno kūrėjo tą programą dengia tada, kai jis nieko nebeturi. Bet jeigu jis dar turi autorinę sutartį arba ką, tai jis iš jos atskaito tuo laikotarpiu, galbūt tas laikotarpis pasibaigs kitų laikotarpių, galbūt, reiškia, bus kažkokia tai prastova ar kas nors. Negauti, jeigu nenori PSD pats mokėti tokiu atveju. Čia ir Saros klausimas buvo tas pats susirašinėjimas. Taip, grįšim dar prie klausimų. Taip, pažiūrim. Aha, dabar ar ką nors neatsakėm? Čia atsakėm, autorinė atsakėm. Taip, Gretos apie licenzinę kalbėjom. Dar klausimas Gretos, ar tikrai gaunant labai mažas pajamas pagal individualią veiklą nereikės mokėti mokesčių? Zita, ar esate tikra? Kiek žinau, nuo mokesčių būdavo atleidžiama tik pirmus vykdymo metus, nepriklausomai nuo pajamų dydžio. Ar tikrai pajamų dydis yra faktorius mokesčių mokėjimui arba nemokėjimui? Ir Indrės komentaras apie tą patį, VMI man yra pasakiusi, kad moki mokesčius nuo pirmo uždirbto euro. Tai mokesčius jūs mokate, kai deklaruojate pajamas. Yra neapmokestinamasis dydis, kurį nustato valstybė, kuris yra nustatytas. Ir jeigu jūsų pajamos tikrai tokios labai mažos ir nesiekia, tai tada jūs neturit mokėti to mokesčio. Čia reikėtų žiūrėti, mes dabar apie tai mes tiesiog čia šitas nuostatas mes galėsim dar pasitikslinti, nes čia reglamentuoja jau vėl kitas įstatymas. Tai ne valstybinio socialinio draudimo, ne draudimo pensijų, bet jau tada reikėtų žiūrėti gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Mes pabandysim padaryti tokius. Ir mes tada galėsime jums tada parašyti raštu, bet mano žiniomis, tai reiškia, nežinau, kaip kada jis aišku irgi labai keičiasi, bet tas neapmokestinamasis dydis labai keičiasi kas metais ir vis padidinama. Tai jeigu asmuo negali gauti to minimalaus užmokesčio, tai neturėtų būti nuskaičiuojama. Bet reikia žinoti, kad skaičiuojamos vėliau pajamos už visus metus. Tai jeigu jis pirmą mėnesį gavo 200 eurų, o reiškia kovo mėnesį, sakykime, gavo 5000 ar kažkiek, tai jis per metus sudedama visa ta suma ir metų gale jinai dėliojama į mėnesio pajamas ir nuo to tada skaičiuojami tie mokesčiai metų gale, kad tada, kai jūs deklaruojate. Ir jeigu būna sumokėta per daug, kaip sakiau, atskaičiuoja, jeigu per mažai dar priskaičiuoja, dar papildomai turi sumokėti asmuo. Žodžiu, reikia žiūrimos deklaruojant visų metų pajamas ir žiūrima maždaug taip, tokia schema yra. Bet tada gal galėtume tą klausimą padėti. Padedam, grįžtam prie to atskirai ir mes tada galėsime tiesiog raštu ar kažkaip vėliau. Taip, dėl to aš dar nekėliau į svetainę, nes viską laukiame jūsų klausimų, sutikslinsim ir nesusiklysti. Tai dabar mes sustojam vėl prie to, kad pagal autorinę sutartį mokama nuo pusę pajamų, taip? tą aptarėm. Ir kad reikia deklaruoti. Ir kad draudžiamas pensijų socialinių draudimų, tas kitas punktas. Jo, ir kad reiškia šito.
Dabar, jeigu meno kūrėjo statusą turinčio asmens pajamos per kalendorinius metus iš darbo, tarnybos santykių arba pagal autorinę sutartis yra mažesnės nei 12 valstybės patvirtintų minimalių mėnesinių algų, draudžiami sumokant valstybės lėšomis, tada, reiškia, meno kūrėjai draudžiami sumokant valstybės lėšomis trūkstamą iki 12 patvirtintų minimalių mėnesinių algų sumos socialinio draudimo įmoką. Tai paprastai kalbant? Paprastai kalbant yra taip, kad, reiškia, tam, kad gauti vėliau pensiją, kad būtų įskaičiuotas tas stažas ir kad būtų gauta pensija, reiškia, meno kūrėjas turėtų uždirbti per metus ir, reiškia, sumokėti mokesčius 12 mėnesinių minimalių algų. Bet kartais taip nesigauna ir jis neturi iš ko sumokėti tų mokesčių, nes, sakykime, tos pajamos už 12 mėnesių yra mažesnės. Va tada, reiškia, trūkstama suma to draudimo sumokama iš tos programos. Ar reikia kažką padaryti tada? Reikia deklaruoti. Deklaruoti metų gale ir jeigu kas nors matosi, kad ne taip, tai skambintis, klaustis ir domėtis, kad viskas su manim padaryta taip, kaip priklauso. Tai čia tokia antra būtų didesnė nauda meno kūrėjo statusui. Tiem, kurie, sakykime, kurie mažas pajamas. Kad, sakykime, dirbau ar valstybės tarnyboje, ar pagal darbo sutartį ir tik tais 2 mėnesius, ar ne, ir tai mano buvo, gavau, sakykime, pajamų kokius 2000. O vėliau labai sunkiai vertėsi ten su autoriniam sutartim ir visa kita. Ir neišėjo tų 12 mėnesių. Už tiek, kiek dirbau, sumokėjau, o trūksta iki 12 mėnesių, kad viskas būtų tvarkoj. Tai tada, reiškia, Sodra turėtų pranešti, reiškia, tai programai, o programa turėtų pervesti draudimo, tą socialinio draudimo sumą valstybiniai mokesčių inspekcijai. Tai apdraustas. Bet čia, ir tada, reiškia, pagal įstatymą ir teisinį reglamentavimą, tai meno kūrėjai dėl privalomojo sveikatos draudimo patys niekur neturi kreiptis, reikalingais tais duomenimis turi apsikeisti Kultūros ministerija ir Sodra. Bet šiaip sekti turėtume, nes... Taip, ir tas yra praktiškai yra įtvirtinta įstatymė, tačiau, sakau, kad reikėtų patiems sekti ir domėti savo lėšomis iš tikrųjų. Nes kažkas galbūt gali pražiūrėti, ar ne? Gerai, ar turim dar naujų klausimų? Tik ir neturim. Gerai, keliaujam tada prie pensijų, nes tikrai vienas iš klausimų, dėl kurių apskritai šitie mokymai atsirado, vienas iš poreikių buvo būtent pensijos ir kaip nariams nepražiūrėti, kad jau reikia kreiptis. Taip. Gerai, tai tada mes pradėkime nuo 26 metų sausio mėnesio. Gerai, į ateitį. Į ateitį. Dėl to, kad nuo šio laiko įsigalioja įstatymo nuostata, kad vyrai ir moteris į pensiją gali pensinio amžiaus sulaukti 65 metų. Iki tol buvo tas pereinamasis laikotarpis. Ir va visą šitą reglamentavimą vėl reglamentuoja vienas įstatymas, tos socialinio draudimo pensijų įstatymas, ir jūs irgi jį galite skaityti ir žinoti. Ganėtinai ten daug išlygų, sudėtingas, bet jeigu jau vėliau užkliūva, galime konsultuotis dar. Tai minimalus stažas senatvės pensijai gauti yra 15 metų. Tai su minimaliu gauni ką? Gauni uždirbtą tą priskaičiuotą pensiją. Gauni tą pensiją, bet jinai būna tikrai nėra didelė. O būtinasis stažas senatvės pensijai gauti yra 35 metai. Tai kuo skiriasi minimalus ir būtinasis? Kuo skiriasi minimalus ir būtinasis? Minimalus tuo, kad jeigu tu sulauki 65 metų amžiaus, tai tu turi teisę į pensiją, bet tam, kad kažkiek gauti tos pensijos, aš nežinau, gal dabar 300 eurų gauna ar kiek, tai turi turėti būti išdirbęs 15 metų. O būtinasis senatvės stažas pensijai gauti, tai jau papuola į tą
tikrąją formulę, kur skaičiuojama, kad tu dirbai 35 metus, ten kažkiek tų balų prisiskaičiuoja. Jau tada, kad tu gavai kažkokį ten atlyginimą ar tavo uždarbis vėl atitinka. Ir nuo viso šito, nuo tos visos matematikos, tai vietoj 300 gali būti ir 800, ir 1000, ir 1500, aš nežinau kokie. Jo, Paskui studijavau metus, paskui vėl dirbau visą laiką. Tai tas laikas prieš studijas, studijų vieni metai, nes paskui faktorinę studijavau. Ir jau ten dirbtam. Tie 3 metai jis skaičius ir ne. Žiūrėkite. Bet turbūt kitas punktas. Jo, dabar, reiškia, jų pagal amžių, aš manau, kad jūs dirbote dar tarybiniais metais, taip? Taip. Tai viskas, ką jūs tarybiniais metais dirbote, viskas yra įskaičiuojama į stažą, tik problema yra tame, kad sistema, kurią mato, kad jūs dirbote, jinai pradėjo veikti tik nepriklausomybės laikais ir nuo 94 metų. Reiškia, visus dokumentus, kad jūs dirbot sodros knygelėje, turi būti surašyta ir jūs sodros knygelę ar ten kokias darbo sutartis turėjote, jūs patys turite surinkti ir patys pristatyti sodrą. Ir tada jie skaičiuos jums stažą. Ir tada jie jums visus laikotarpius suskaičiuos. Išmes laikotarpį, kai jūs mokėtės, nes jis jeigu nedirbot mokymosi metu. Jeigu ten būna kartais neakivaizinė tai tada taip. Ir suskaičiuos ir jums skaičiuos stažą. Viskas čia yra tvarkoj. Tik tais reikia pačiam viską susirinkti, kad būtų tie dokumentai tokie teisingi. Jo, ir jūs turite pats juos pateikti. Tada visas laikotarpis, kuomet jūs turėjote meno kūrėjo statusą, nedirbote ir socialinio draudimo įmokas už jūs mokėjo ta programa, taip pat yra jūs jau buvo pensininkė, bet kitiems asmenims, reiškia, jeigu už jūs, net ne jūs patys, bet socialinio draudimo įmokas mokamos yra pagal programą, susieta Kultūros ministerijos ir sodros, tai šitas laikotarpis taip pat yra įskaitomas į darbo stažą, pensijai gauti. Bet, reiškia, valstybė, reiškia, socialinio draudimo pensiją gali gauti asmuo tik tas, kuris turi tą minimalų 15 metų. O jeigu, pavyzdžiui, 34 metai, tai būtų prie minimalaus dar, ar ne? Iki to būtinojo nepasiekiu. 33, 34 jeigu jums yra 34, jie yra nepasiekę, reikia sugalvoti, kaip padirbti dar vienas metus. Nes jeigu jūs, sakykime, sulaukėte pensinio amžiaus, ir jums trūksta kažkokiu 1 metu, jumsgi niekas nedraudžia padirbti dar 1 metus, gauti tą darbo stažą ir kreiptis dėl pensijos pilnos. Bet jūs galite gauti tą 15 metų stažą ir kartu dirbti. Ir gauti minimalų, tada jau keičiasi. Ir tada vėliau pakeisti iš vienos pensijos į kitą. Tai šučiu nėra čia taip jau labai sudėtinga, reikia tik tais. Ir čia būtent su tuo eilutėmis, kad iki 94 metų turėtas stažas ir apie jį reikia pranešti sodrai, čia ir atsiranda ta išlyga, nuo ko mes pradėjom, kad jeigu buvo paskelbta publikacija, ten kokiais nors 71 metais, kad jinai jau skaičiuojama kaip profesinės veiklos, kaip stažo pradžia sodroje. Taip, bet reikėtų tai pateikti dokumentą. Taip, tai rašytojų sąjunga, čia irgi gal ir pirmininkė kažką pakomentuos, bet yra surenkamos, jeigu taip nutiko, kad jūs iki 90-ųjų publikavotės, tai tada jūs turite tą publikaciją ir man regis rašytojų sąjunga rašo raštą ir tada irgi keliaujate į sodrą ir jums tą stažą pradeda skaičiuoti.
Tikrai taip, turite ateiti į rašytojų sąjungą su ta pirma publikacija. Mes irgi ne kartą sakėm ir per rašytojų sąjungos suvažiavimus, kad tiesiog tada mes parašom tokį trafaretinį raštą, kad jūsų kūrybinis stažas prasideda nuo tada ir tada. Nuo tos dienos, kai buvo ta publikacija išspausdinta. Tik tai vienas dalykas yra labai svarbus respublikinėje spaudoje. Ne kur nors ten, jeigu rajone kas nors gyveno ir kažkokiam, nežinau, tarybinis kolūkis ar ten kokiam laikraštukė išspausdino, tai nesiskaito. Turi būti respublikinė spauda, vadinasi, moksleivis, jaunimo gretos, kas ten buvo anais laikais, nu tegul ir ta pati tiesa, ar ten komjaunimo tiesa, visa tai tinka. Respublikiniai spaudoj. Ir tada mes parašom tokį dokumentą ir su tuo dokumentu jūs kreipiatės į sodrą ir jums turi būti skaičiuojamas stažas nuo tos dienos, kai pasirodė publikacija. Nesvarbu, eilėraštis, esė, ištrauka kažkokia ar koks nors ten vaikiškas gali būti, bet aš žinau, žmonės yra, kur nuo 5 klasės stažas skaičiuojamas. Klasėje paskelbė moksleiviai kažkokį ten pasakėlę ar dar ką nors ir jam nuo 5 klasės skaičiuojamas stažas. Autorinė kūryba turi būti autorinė kūryba ir ta liūdnoji žinia yra visiems tiems, kurie debiutavo po 90-ųjų, kad stažas tikrai yra sodros neskaičiuojamas, mes esam perklausę, tai galioja tik tai ta atgalinė data iki 90-ųjų. Tai keliaujam toliau, dabar Zita matau, kad apie... Tada galima dar truputį, galima užbaigti apie tą pensiją. Yra dar tokių ir meno kūrėjams, sakykime, išimčių, sakykime, jeigu meno kūrėjas yra asmuo, kuris buvo represuotas už pasipriešinimą ten okupaciniams režimams, tai teisių atkūrimo įstatymo nustatytų tvarka reabilituotas politinis kalinys ar tremtinys, tai jam papildomai skaitomas į stažą tie laikotarpiai. Ir jam praktiškai turint tokius dokumentus, jam sąlyga įgyti minimalų darbo stažą yra netaikoma. Truputį, bet tokių dar dalykų yra. Tai šitas įstatymo pakeitimas taikomas nuo ateinančių metų, būtent sausio 1 dienos, tai yra tokia naujiena. Dabar dėl tos išankstinės pensijos, kur, sakykime, tai yra dar viena tokia ir išankstinė pensija, kai jūs nesulaukėte 65 metų, bet dėl kažkokių priežasčių arba nebegalite, arba nebenorite dirbti. Tai jis yra, jinai dabar pagal naują vėl pakeitimą, kuris galioja nuo šių ateinančių metų nuo sausio 1, jinai gali būti skiriama tik tada, kai jūs laukėte 60 metų amžiaus. Pakeitimas toks yra. Ir, reiškia, turite tą būtinai stažą pensijai gauti. Žodžiu, surinkė anksčiau 60. Jeigu 35 metus jau turite nesulaukę to tikrojo amžiaus 65 metų, turite jau išdirbęs, tai jaunystėje ten dirbot ar kada, tai galite gauti tokią pensiją. Iš tikrųjų, ten dar yra tas toks irgi pereinamasis laikotarpis, kad iki 26 metais jūs turite turėti to stažo 34,5 metų, o reiškia jau nuo 27 sausio mėnesio 1 dienos tai jau turi būti tie pilni 35. Ir turite negauti kitų periodinių išmokų, nedirbti, neturite jokių darbinių pajamų, tai va čia nesate ūkininkas, žodžiu, visokių ten yra išimčių, reikėtų jūs visų neprisiminsit, reikėtų žiūrėti, ten ir dėl vaikų, ir dėl negalios, ir taip toliau yra, kur gaunate kitokias išmokas, tada reikia žinoti, kad jūs tos išankstinės, negalėtumėte iš anksto išeiti tą pensiją. Na, ir dar pagrindinis dalykas, tai kadangi senatvės pensija, jinai savaime neatsiranda. Dėl jos reikia kreiptis vis tik į sodrą, nukeliauti pačiam. Ir čia mūsų dažna klaida buvo. Arba pildyti dokumentus, reiškia, jau jų
internetiniam puslapį pagal jų Mes sudėsim į svetainę programą. tuos visus būdus, kaip netrukus galima. rasit, kaip Reikia gauti. būtina pačiam pateikti visus dokumentus, kurie įrodo, kad jūs dirbote iki 94 metų, darbo knygelė, socialinio draudimo pažymėjimas, kai buvo pakeistas ten, jeigu karo prievolininkas, karinis bilietas, nes, reiškia, tarnyba kariuomenė irgi skaitoma į darbo stažą, gali būti stažo pažymos, kaip kalbėjote apie turinį įrašą, ar kolūkio kokie tai dokumentai. Žodžiu, viską, ką tik apie savo individualią darbą, reiškia, turite kokius dokumentus, patys turite sodrai pateikti ir jinai skaičiuoja tada, kiek jūs per tą laikotarpį išdirbot laiko ir prideda prie to stažo, kuris jau yra deklaruojamas nuo 94 metų. Ką jau matote sistemoje. Bet jeigu jūs nenueinate ir neparašėte prašymo, kad jums paskaičiuotų ir mokėtų pensiją, jūs praktiškai nesate pensininkas, nesate pripažįstas pensininku ir jums visos lengvatos, kurios yra aplinkui skiriamos visiems pensininkams, nėra taikomos. Tai reikia žinoti, kad būtina kreiptis dėl pensijos. Kai jūs pavėluojate kreiptis, tai pensija už visą tą pensinį laikotarpį jums ir nebus sumokėta. Jinai bus sumokėta, reiškia, ginčo atveju sumokama atgal tik perskaičiuojama už 3 metus, o šiaip mokama pensija nuo to laiko, kai jūs paduodat prašymą. Tai kaip pateikti prašymą, mes tikrai sukelsim išsamų aprašą ir su sodra suderintą aprašą į svetainę, kad visi nariai, kam artėja tas pensijos amžius arba jau praėjo, bet dar nepateikė, nesusitvarkė dokumentų, kad galėtų matyti. Šiaip tai siūloma netgi ne taip, jums sueina, sakykime, pensinis amžius sausio 1, ar ne? Bet jūs, reiškia, kol neatėjo sausio 1, kokį lapkritį ar kada gali nukeliauti ir teikti jau visus dokumentus ir jūs jau iš anksto būsite pateikę prašymą ir jūs žinosit, ko trūksta, nes pensija mokama, reiškia, tik tada, kai priimamas sprendimas. Tai jeigu sprendimui pritrūksta kažkokių dokumentų ar stažo ar ko, jūs turėsite laiko pasirūpinti tuo. Tai Jeigu turit klausimų dėl pensijų, tai irgi drąsiai klauskit. Matau, Nida. Taip, kelia ranką, Nida, klauskit. Aš norėjau dar, kad jūs pakomentuotumėt tą faktą, kad, pavyzdžiui, už studijų metus nesiskaičiuoja stažas. Pavyzdžiui, jis man neįsiskaičiavo, tai gal galite pakomentuoti, kaip čia yra ir kodėl jis nesiskaičiuoja. Pagal socialinio draudimo pensijų įstatymą nesiskaičiuoja mokslo metų stažas. Labai gaila, man irgi 5 metai nesiskaičiavo, kur studijavau universitete. Taip neįsiskaičiuoja. Bet jeigu jūs mokėtės neakivaizdiniu būdu ir dirbote, gavote pajamas, tai taip, nes jūs, kai mokėtės bent jau tarybiniais metais arba ir šiuo laiku, tai tam tikri studentai gauna stipendijas, tai šitos stipendijos į pajamas nesiskaičiuojamas. Į draudžiamas pajamas neįskaičiuojamas. Deja, taip yra. Tiesiog taip įstatyme parašyta. Ar dar yra klausimų dėl pensijų? Jeigu ne, tai vėliau dar Dėl pakopos meno kūrėjam jokių išimčių. Prašau? Dėl antros pakopos meno kūrėjam jokių išimčių nėra taikoma. Dėl antros pensijų pakopos ir meno kūrėjams yra taikoma kokių išimčių ar ne? Žinokit, negaliu pasakyti šito, nes šituose įstatymuose apie tai nieko nėra parašyta, ar tada reikia žiūrėti. Pasigilinti, pasižymėsiu, ar mes ką nors galim sužinoti tuo klausimu. Tai mes dar turim 2 iš anksto užduotus klausimus. Vienas yra, gal šiek tiek jau ir kartosis, bet dėl pensijos, kokia jinai, turint meno kūrėjo statusą ir nepastoves pajamas su verslo liudijimu arba individualia veikla. Žodžiu, suprantu, kad neturi darbo santykių pagal darbo sutartį neturėta, dirbta tik tai pagal verslo liudijimą individualią veiklą ir turi meno kūrėjo statusą asmuo. Tai ateina pensija, kaip tada? Tai va tas ir yra, kad tada, kai negaliu pasakyti vienareikšmį iš tikrųjų, nes tie dydžiai ir tos formulės truputį keičiasi, matote, didina tas pensijas po truputį, tai to apskaičiavimo tikrai aš negalėsiu atsakyti čia.
turbūt labai individualu. Bet formulė yra ta, kad skaičiuojamas darbo stažas ir va tam meno kūrėjo darbo stažas skaičiavimas yra dėl pensijos tada, kai yra mokamas tas sodros mokestis, socialinio draudimo mokestis. Tai socialinio draudimo mokestį nuo autorinių sutarčių mokate patys, nuo ten veiklos individualios mokate patys, o kai jums yra tarpai, tai už jūs moka ta programa. Tai tada ta pensija skaičiuojama ir nuo darbo stažo, reiškia, jeigu turite 35 metus, tai ten, o jeigu turite 40, tai jinai bus truputį gal didesnė, ir nuo pajamų. Tai va, ta formulė labai individualu, tikrai negalėsiu atsakyti, kiek galėtų paskaičiuoti pensiją. Nes ir kiekvienam, pavyzdžiui, ir mano kolegėm, kur aš dirbau, kartu atrodė vienodai viską dirbom ir visą kitą suskaičiuota truputį skirtingai ir nežinia kodėl, ir paskui aiškinantis paaiškėja tokie labai smulkus niuansai. Gerai, dabar dar matau Paulinos klausimą ir aš esu girdėjusi irgi apie tokias situacijas, esu susidūrusi, kai Sodra pareiškė, kad nieko nežino apie mano meno kūrėjo statusą ir kad čia mano reikalas, bet pati informuoti jų negaliu. Įdomu, Paulina, ar raštu buvo užklausa, ar jūs gyvai kalbėjot, ar telefonu su konsultantais? Čia jeigu galėsit patikslinti. O Zita, ką reikėtų daryti, jeigu? Paprastas dalykas, jeigu jūs žinote, kad Sodra neturi jokios informacijos, tikrai jums tai patvirtinate, kreipiatės į Kultūros ministeriją, į tą programą. Ten netgi yra sudaryta komisija, tai reiškia pagal tą programą, kuri jums kažkokias pašalpas gali skirti nedarbingumo laikotarpiu. Jeigu prašote, tai mes dar nekalbėjom, bet galite tuo pasinaudoti. Tai jie turėtų tada imtis priemonių, kad tie duomenys būtų teisingai pateikti, nes Kultūros ministerija yra atsakinga už duomenų pateikimą Sodrai. Ir dabar, reiškia, dar situacija yra tokia, kad jeigu jūs pasikreipėte į Lietuvos rašytojų sąjungą, kad jums suteiktų tą statusą, taip, jinai jums suteikė, bet jis nėra, reiškia, jau visiškai galiojantis. Dokumentai apie statusų suteikimą atiduodami Kultūros ministerijai ir ministras priima įsakymą, kad jums suteikti tą statusą. Vat kai Kultūros ministras priima įsakymą, tada turėtų atiduoti duomenis programai ir programa turi perduoti duomenis Sodrai. Tai jeigu šitoj visoje linijoje kažkas sutrinka ir jūs turite bėdų, Visi darbuotojai, kažkokia techninė klaida galėjo būti. Kas ten žino, kas ten galėjo būti. Reikia tada netylėti ir greitai tvarkytis ir praktiškai pradėti tvarkytis nuo Kultūros ministerijos, kad jinai pasakytų, ar jinai padarė viską, o jeigu jinai nepadarė visko, tai kame bėda, turės paaiškinti. Ir kad padarytų, žodžiu. Kad padarytų, nes ta programa skirta, aišku, ne vien rašytojams, jinai visiems meno kūrėjams, kurių yra tikrai didelė, daug rūšių, didelė įvairovė, tai ir suteikimo būdų, reiškia, pagal kiekvienos organizacijos įstatus truputį turbūt kitokių. O kaip vadinasi programa, atsiprašau? Kaip jinai vadinasi? Tada jūs paimkite, reiškia, jeigu galite patys skaityti, tai meno kūrėjų socialinės apsaugos programa, kurią patvirtina vyriausybė 2011 metų, kovo 16 nutarimu 316. Galėsime nusiųsti. Mes visą tai sudėsim į svetainę ir visiems dalyvausiems atsiųsti. Reikia žinoti, kad ta programa, jinai jums garantijas pradeda suteikti nuo 11 metų, bet joje yra labai daug pakeitimų. 16 metais, ką išsikovoja menininkai, aišku, 21 metais, 18 metais papildymų pakeitimų. Tai, žodžiu, praktiškai jinai yra taikoma tik nuo 11 metų. Anksčiau jos nebuvo. Tai visos tos garantijos, kurias dėlioja programa ir kai mokamas mokestis už jūs, jį įsigaliojo nuo 11 metų, atgal negalioja. Tai jeigu turėjote darbo kažkokių spragų ar tarpų
iki 11 metų tai programa nemokėjo mokesčių už jūs. Tai va čia ir kitas klausimas irgi Paulinos. Kitos Paulinos, nuo kada skaičiuojamas stažas po 1994, jeigu tuo metu neturėjai darbo santykių, ar nuo meno kūrėjo statuso įgyjimo datos? Kaip tada su tuo darbo stažu? Taip ir yra su darbo stažu. Jeigu jūs turėjote autorinę sutartis, jeigu jūs turėjote individualią veiklą, jeigu jūs dirbote valstybės tarnyboje arba pagal darbo santykius, tai visi šitie periodai iki 11 metų įskaičiuojami. Ir įskaičiuojami iki šios dienos. Bet ir mokėjote, reiškia, tos mokesčius. Jeigu, reiškia, nuo 11 metų turėjo prasidėti truputį geresni dalykai, tai turėjo jums sumokėti tą programą už jūs, kai jūs turėjot prastovas. Sodrai. Ir tai va tada, tuo metu, tie periodai, kada mokėjo už jūs programa, reiškia, socialinio draudimo įmokas, taip pat įskaičiuojame jūsų stažą. Tai reiškia tik nuo 2011 metų. Taip, jinai nuo tada atsirado, iki tol jos nebuvo. O iki tol tada, jeigu buvo kažkokiu darbo santykių su individualia veikla verslo liudijimu, tai nuo tos dienos tas laikotarpis, kiek ten buvo išsiimta, ar ne, tai irgi skaičiuojama. Taip, ir ką jūs veikėte, viskas skaičiuojama. Bet jeigu neturėjai darbo santykių, neturėjai individualios veiklos, neturėjai... Tada neskaičiuojam. Tai čia, Paulina, ir kalbėjom, kad tokia išeina ne visai teisybė, ar ne, kad va tiems, kas išleido tą publikaciją 1-5 klasėje ten kažkel 80-ais ir tiems, kas išleido tą pirmą publikaciją 94-ais yra nevienodos sąlygos sudarytos darbo stažui skaičiuoti. Taip, Saros klausimas, ar išėjus į išankstinę pensiją ir neturit periodinių pajamų, bet gaunant neperiodinės pajamas, pavyzdžiui, nedidelis honorarus, tokia pensija nebus sustabdyta. Išankstinė pensija ar nebus sustabdyta gaunant nedidelės neperiodinės pajamas? Žiūrėkite, labai įstatyme įdomiai parašyta, kad išankstinė pensija gali būti skiriama, jei asmuo sulaukęs tiek tai turintis stažą ir taip toliau, tuo metu, skirimo metu negauna tų pajamų. Aš vienareikšmiai atsakyti, ar jums bus nutraukta tokia pensija negaliu, nes panašu, kad jinai neturėtų būti nutraukta iš tokio bendro principo. Mes paskui patikslinsim, nes žiūrėkite, jeigu jūs gaunate normalią pensiją, jau tą senatvės pensiją, jūs taip pat galite dirbti ir galite mokėti mokesčius ir niekas iš jūsų pensijos neatima. Logika tarsi ta pati, bet... Lygiai ta pati logika, bet aš jums dabar negaliu atsakyti, nes aš tokio dalyko nepasižiūrėjau, iš tikrųjų, kad nesuklaidinti ką nors. Bet galėsime mes pasižiūrėti dėl išankstinės pensijos. Tikrai ačiū iš visus klausimus, raštu bandysim suformuluoti tuos atsakymus. Matau, Paulina dar patikslino, kad raštu Sodra atsakė, kad neturi duomenų apie meno kūrėjo statusą. Tai tada tikrai kreipkitės į ministeriją ir žiūrėti, kas ten... Jeigu turite tą statusą, būtina tada žiūrėti, nes ministerija matomai kažkokių klaidų yra padarius ir nepranešus. Nes čia pagal reiškia socialinio draudimo įstatymą, tai tos dvi institucijos turi labai bendradarbiauti ir kultūros ministerija turi pateikti duomenis apie jūs, ne jūs patys, o ministerija tiesiog. Tai reikia tada ministerijai. Ir tada dar vienas klausimas, ar yra meno kūrėjo pažymėjimas, kaip muziejuje įrodyti, kad turi meno kūrėjo statusą? Kiek aš žinau, galiu paprastai atsakyti, tai yra tas įsakymas, kurį kultūros ministras įsakymas. Tai yra įsakymas kultūros ministro, kur yra įrašytas jūsų vardas ir pavardė ir kad jums suteiktas statusas, tai aš pati galima jį nešiotis labai nepatogu, nepažymėjimas, ne kažkokia kortelė, galima nešioti išsispausdinus, galima tiesiog turėti, pavyzdžiui, telefone PDF formatu, tai aš pati tokiu būdu įrodau, kad turi statusą. Ar jūs žinot kažkokiu kitų būdų? Ne, šitame iš tikrųjų tą lapą nešioju, lygiai kaip su individualia veikla, jūs irgi lapą nešiojate. Lapą nešiojamės ir viską.
Dabar Indrės įdomus komentaras, sužinojau, kad meno kūrėjo statusas turi galiojimo pabaigą. Mano atveju tai yra po 21 metų nuo suteikimo. Ką reikės daryti po to? O kur parašyta? Aha, man irgi labai įdomu. Indrė, patikslinkit, kur sužinojot, ar žodžiu, ar raštu, būtų labai įdomu sužinoti. Taip. Gerai, gerai, Indrė, paskambino į Sodrą. Ai, tai čia tas pats apie pensiją, taip, nes tuo metu, kai jūsų prasideda pensinis amžius, turbūt automatiškai nutrūksta tas Sodroje skaičiavimas garantijos ir dėl to reikia teikti prašymą. Turbūt čia apie tai, ne kad pats meno kūrėjo statusas pagal kultūros ministeriją nustoja galioti, bet būtent dėl to mes ir kalbam apie pensijas, kad meno kūrėjai privalo patys pateikti informaciją, nes Sodra jos automatiškai negeneruoja apie pensijas. Čia greičiausia bus tas, kiek aš suprantu. Ir tada yra dar klausimas apie kur gauti savo tą pažymėjimą, ar ne? Palaukit, kur čia mačiau, kad dingo komentaras. Taip, kur gauti? Aš ištryniau tą komentarą, nes klaidų. Nes mačiau, Daiva, jūs, aha. Tai gaukite pažymėjimą, jums tai įsakymas turėtų būti, kadangi, sakykime, Lietuvos rašytojų sąjungoje. Ar gavot sąjungoje, ar jūs prieš tai turėjot? Ne, aš visiškai neturėjau. Aš meno kūrėjo statusas yra suteiktas. Sąjungoje gavot, kai narė tapot. Tai tada rašykite mūsų Rasai ir jinai tikrai atsiųs. Supratau, ačiū. Taip, ir tada aš dar turiu vieną klausimą, Nida, matau, jūs keliat ranką, ar čia sena rankutė likusi? Aš dar turiu tokį klausimą. Tie laikotarpiai, pavyzdžiui, iš prastovas meno kūrėjo, kuriuos ten mokėjo, tai jie skaičiuojasi stažą ar ne? Jeigu už jūs buvo sumokėti mokesčiai pagal, reiškia, tą meno kūrėjų socialinės apsaugos programą, tai tas laikotarpis įsiskaičiuojamas ir jis jau yra Sodroje. Jį mato Sodra iš karto. Ten sistema turėtų būti tokia, jeigu jinai veikia taip, kaip įstatymas numato. Kultūros ministerija pateikė duomenis Sodrai, kad jūs esate meno kūrėjas. Ir Sodra turi tą sąrašą. Ir Sodra seka, kiek jūs dirbate pagal darbo sutartį, pagal autorinę sutartį, kaip jūs deklaruojat, kiek už jūs sumokama pajamų ir pamato, kad, sakykime, kovo mėnesį nutrūko mokėjimas, niekas nesumoka už jūs, tada praneša, reiškia, kultūros ministerija ir kultūros ministerija turėtų tą laikotarpį uždengti joms. Ir tas skaičiuojamas tada tas stažas. Taip, tas skaičiuojamas. Dar matau Indrės tokį nuostabą. Labai smagu praleidot, gal ar teisingai suprantu, kad su meno kūrėjo status yra nuolaidos muziejuose. Taip, Indrė, ir žinokit, pasižiūrėkit, skirtingi muziejai skirtingai ten taiko jas, bet kai kuriuose net ne tai, kad nuolaidos, bet nemokamai net yra įleidžiama, tai tiesiog kiekviena muziejų gali persižiūrėti. Tikrai ne visuose tai pritariu Sarose, čia jau yra muziejaus vidaus tvarkos, bet tikrai kai kurie įleidžia netgi nemokamai, kai kurie taiko nuolaidą tam tikrą. Dar vieną dalyką aš jums iš tos programos galiu pasakyti, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, tai yra ten toks ketvirtas tos programos skyrius, tam vyriausybės nutarime, kuris sako, kad kūrybinių prastovų išmokų mokėjimo, tai čia nutraukimas, bet ir mokėjimas yra. Reiškia, ir šiame skyriuje tada kūrybinių prastovų išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos ir tvarka. Ir pagal šią programą, kai darbingo amžiaus meno kūrėjai, tai darbingas amžius yra dabar iki 65 metų, nuo 18 gali būti skiriama kūrybinės prastovos išmoka, jeigu jis laikinai neturi sąlygų vykdyti meno kūrybos. Ir tos kūrybos klaidos ir iš to gauti pajamų pagal individualiai sudarytas autorinės ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, ten kolektyvinių ir taip toliau, pagal įvairias. Žodžiu, jeigu jūs negalite gauti pajamų, prieš tai gavote, tai ten yra tokios schemos ir taisyklės, kur, sakykime, ten reiškia,
pateikti prašymus ir gali Taip, būti jis labai aiškiai, skiriamos. taip. Jo. Ir kai kurie nariai tikrai naudojasi, tai gal irgi mes dar detalizuosim, kokios Taip, tos schemos. nes čia yra Taip, kad visų nepasakoti. Taip, bet tikrai yra narių, kurie naudojasi, prašo ir ministerija tada skiria. Skiria ministerija, gali skirti, gali neskirti, reikia tam tikrus dokumentus Taip, jeigu pateikti. atitinka reikalavimus. Jeigu atitinka tos reikalavimus, tai skiria ten tokias. Ir turim dar du klausimus. Vienas yra užduotas iš anksto irgi apie meno kūrėjų kūrybinės dirbtuves. Tai mes trumpai su Zita jau aptarėm prieš tai, kad ar jeigu meno kūrėjai turi meno kūrėjo statusą turintis asmuo turi kūrybinės dirbtuves, ar už jas nereikia mokėti nekilnojamo turto mokesčio, tai dar sutikslinsim, bet tikrai buvo ta nuostata, kad jeigu juose yra įrodoma, kad tai yra vykdoma kūrybinė veikla ir deklaruojama, man regis, mokesčių inspekcija, tada mokestis yra netaikomas. Reiškia, yra gal keletą aspektų. Čia yra tos kūrybinės dirbtuvės, gali būti registruotos nekilnojamo turto registre kaip kūrybinės dirbtuvės, tai viskas kaip ir tvarkoj. Dar patikslinsim, bet panašu, kad pagal tuos mokesčių visus pakeitimus nekilnojamo turto, kurie įsigalioja sekančiais metais ir tikrai labai daug ten visokių formulių, tai kaip ir už šitas dirbtuvės nereikėtų mokėti, nes jos jau yra įteisintos kaip kūrybinės. Bet yra atveju, kai kūryba yra vykdoma namuose, kur meno kūrėjas gyvena ir jisai neturi tų kitų dirbtuvių, bet jis irgi yra meno kūrėjas. Tai čia truputį sudėtingiau, reikia dar pasižiūrėti gerai įstatymą, kas ten turėtų būti teikiama, kokie dokumentai, kad gali būti pripažįstamas tas turtas kaip kūrybinės dirbtuvės ir už jį turėtų būti nemokama arba taikomas lengvatos mokesčio. Na ir paskutinis komentaras, jeigu daugiau neturėsite, tai jau šitas bus tikrai paskutinis, kuris mus pasiekė, tai kad ar tikrai galima netekti to meno kūrėjo statuso, ar čia nėra dezinformacija, tai dar patikslinkit. Dar kartą patikslinsiu, kad įsitikinti, ar tai nėra dezinformacija, jūs turite atsiversti meno kūrėjo. Aš dabar atsidarius esu. Organizacijų, žiūrim, 8 straipsnis. 8 straipsnis skamba taip: meno kūrėjo ir meno kūrėjo organizacijos statuso netekimas. Pirmas. Meno punktas, meno kūrėjo statuso netenkama. Pirma. Kai taryba nustato, kad asmuo meno kūrėjo statusą įgijo pateikęs neteisingus dokumentus apie savo kūrybą. Antra, kai teismas nustato kūrybos plagijavimo faktą. Trečia, kai meno kūrėjo kūrybinės veiklos rezultatų sklaida nepastebima visuomenės kultūros raidoje. Tai yra 3 sąlygos, prie kurių... Taip, bet mes apie tai jau kalbėjom ir įstatymė tai yra numatyta. Tai yra numatyta. Ar praktikoje tas atsitinka, aš negaliu pasakyti, jūs geriau patys žinote. Bet, reiškia, kaip ir paaiškinau, kad to statuso netekimą nėra vien tarybos sprendimas ir viskas. Jeigu meno kūrėjas mato, kad neteisingas sprendimas priimtas, tai turėtų pats labai domėtis ir gali ginčyti šitą sprendimą. Gerai, tai ačiū Zitai. Kaip matot, girdit, klausimų ir neaiškumų vis dar lieka ir jų yra daug, nes tikrai daug niuansų, daug visokių potemių, tai visus klausimus, kuriuos uždavėt raštu, mes sudėsim, išsiaiškinsim turbūt iki galo ir sudėsim irgi atsakymus raštu, kad dar galėtumėte ir papildomai paskaityti. Ačiū už juos. Zita, gal kažkokį norit palinkėjimą ar apibendrinantį žodį apie... Gali palinkėjimą, aš net nežinau, kaip tai pasakyti. Iš tikrųjų, visuomenėje gyvena ne vienodi asmenys, vieni kūrėjai, kiti statybininkai, ir dar ką nors. Bet teisės aktai visiems nustato tam tikras gyvenimo tam tikrose srityse taisyklės. Ir jeigu sunku jas susirasti arba žinoti, tai kiekvienu atveju siūlyčiau tiesiog pasiimti teisininką, kuris jums padėtų paskaityti, paaiškinti, kad jums būtų tiesiog lengviau orientuotis gyvenime. O šiaip tikrai esate visi labai kitokie išskirtiniai žmonės, su kuriais bendrauju ir tik dabar bebendraudama supratau, kad labai dideli vidiniai skirtumai yra tarp žmonių ir esate labai visi savotiškai nuostabus.
savotiškai. Tai linkiu jums tikrai gerų ateinančių metų ir jeigu jums kyla problemų, jūs jas turite užduoti savo organizacijai, kuri tikrai privalėtų jums atsakyti visus Tai klausimus. narius kviečiam kreiptis, jeigu dar kažkokių klausimų, neaiškumų, rašykit ir tada mes kartu su Zita bandysim Su manim ar su kitais ar su kitais teisininkais. teisininkais, ar su buhalteriais, Ir dar su kuo reikės apskaitos ar ne klausimai, vėlgi čia teisės ir apskaitos labai glaudžiai susiję. Tai bandysim tas Taip, atsakymus dėl to, rasti. kad jūs ir esate tam šitos organizacijos nariai, kad turėtumėt gauti šios pagalbą visais reikiamais jums socialiniais klausimais. Tai ačiū visiems dalyvavusiems, visi, kas palikot savo elektroninio pašto adresus, gausit kažkuriuo metu, dabar negaliu pasakyti, bet tikiuosi iki Kalėdų laišką, kada mes paruošim tos atsakymus, matysim, kiek užtruks, bet su nuoroda į mokymus ir taip, Zita šypsosi. Aš galvoju dėl to, kad mes turime didelių darbų, bet daug kas yra jau atsakyta gyvai, bet tikrai dar persižiūrėsim ir atsiųsim jums atsakymus ir tada, aš irgi linkiu gražių artėjančių švenčių ir primenu, kad ačiū Kultūros tarybai, kuri finansavo mums galimybę turėti šiuos mokymus čia ir dabar. Taip, ačiū, kad dalyvavot gyvai.